Rankinio stabdžio reguliavimas. Dažnai būna varant technikinį, būtent nepraeinama dėl to, kad per laisvas rankinis. Kaip mes jį galim sureguliuoti? Kai kurie automobiliai, pavyzdžiui, neturi tokių, kaip čia plasmasiuką tokį, kurį galima nuimti ir prieiti prie reguliavimo varžto. Kai kur gali tekti nuimti visą šitą plastikinę konsolę. Ir tada galima, bet kaip bebūtų, vis tiek reikėtų prieiti būtent mum. Prie, čia pavyzdžiui, galim labai lengvai nuimam. Štai va šitą ir tenai mes matom varžtą, kuris ir tempia trosą. Tai turėtų būti 5-6 spragtelėjimai. Tai turi būti 1, 2, 3, 4, 5, 6, viskas. Bet čia ir 7, ir 8 ir taip toliau. Per laisvas. Taip, ir ką mes darom? Paimam paprasčiausiai raktą. Štai galvutę ant 10. Lengvai eina. Ir užveržiam biškį. Ir vėl patikrinam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O, jau biškį pasidavė. Taip, dabar ką, imam dar kartelį. Ir vėl patikrinam. 1, 2. Jau. Dar. Dar pabandysim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jau eina sunkiai, bet vis tiek dar reikėtų. Ir dar. Per galvutę tą nepamėsime. 1, 2, 3, 4, 5. O, viskas jau. Все, aišku, gali ten iš visos jėgos traukti, bet labai nereikia taip stipriai, bet taip, kad visai. Taip, gerai. Dabar, jeigu, pavyzdžiui, šito jums neužteko, užveršti, tada lendam po mašiną. Štai Čia ateina trosas, šitas į vieną pusę. Tenai jisai išsišakoja ir taip pat eina į aną pusę. Tai aišku, tik tai čia reikės jau nuimti šitą apsaugą. Šitą skardą. Kad prieiti tenai iki troso. Tenai irgi, kur yra atsišakojimas. Šito troso, Tenai jisai išsišakoja į vieną pusę ir į kitą pusę. Ir tenai kažkur šitoj vietoj, netoli to rычago, kur mes dabar reguliavom,
va, yra atsišakojimai, ten irgi yra varžtas. Tai va, galit dar tenai pabandyti. Aišku, jums pavyks tai padaryti, atreguliuoti stabdį. Tik tai tuo atveju, jeigu pas jūs viskas tvarkoja aplamai su stabdžiais galiniais. Nes jeigu neišėjo atreguliuoti šį čia ir nepadėjo po mašiną apačioje, nu tada jau reikia žiūrėti, kažkas netvarkoja stabdžiuose. Arba paprasčiausia įsitampė jau trosas ir reikia keisti trosą, patį trosą. Tai va, nu ką, tik tiek norėjau jums papasakoti. Ačiū, kad žiūrėjot, visiems sėkmės.